Levas ir žmogus. Žmogus kertas miške medžius. Atėjęs levs, įsakas. Padėk Diev žmogelis medžius bekertas. O žmogus sakas, tai man bestie, jį išnek taip pat kai žmogus. Tas žmogus pronosi sunernėja, bet levs išgirdęs. Sakas, nu dabar žmogau, kirstų man į kaktą su kirviu. Žmogus tvojas, kad net kirvis sulindęs į kaktą. Tas levs kraują tekindavs, nubėgęs į mišką. Žmogus namo parėjęs, gėrėsis, ką jis levą ir išlūjėjęs nukirtęs, tai į kaktą davęs, kad tas levs nubėgęs, bet ilgai gyvs netversias. Levs po metų tą žmogų patikėsi sakas. Nu žmogau, eik čia pasižiūrėk man į kaktą, ar rasi tu tą į mano kaktą įkirtimą. Žmogus priėjęs, žiūrės, nieko nematyti, sakas, nėra. Nu, sakas levs, o aš tavo to žodžio anikaip negaliu užmiršti. Į toj griebęs tas žmogus įparplėšęs. Už tai sakas, smūgį tai gali užmiršti, o žodžio tai negali. Užrašė Matas Lančiauskas, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Apie keptus karvelius. Pamyslik, sako, kepti karveliai. Nieka gera. Esam valgę tų keptų karvelių. Ant seklyčio stoga buvo stoksi, buvo tokį skylą, va tokį skylą. Ir dabar ten priskrida balandžių, pilntų balandžių. Per tą skylą jie skrend lauką. Kai jau priskrida, juos reikia pagauti ir iškepti. Ką tai padaryti? Nebežinau kas. Apalionėje Stasė užlipant aukštą, nėra ko užkišti. Rada seną trumulį, užkiša tą skylą. Aš žinai, kas tas trumulis. Būdavo tokie blėtiniai arbatai virti. Nu, būdavo toks dangtelis su tokia sela skardinė, sakydavo trumulis. Nu, užkiša tą skylą su tuo trumuliu, prisigaudė tų balandžių, pešė, virė, kepė. Mėsos ten nieka nėra. Kulšelas tos, daugiau nieka nėra. Aleva. Galiu pasakyti, kad žinau, kas tie kepti karveliai. Papasakoja Stasys Vytautas Urniežius, paskaitė Rita Urniežiūtė.